Tęsime savo kiaušinį. Ir sekantis mūsų patiekalas yra prancūziškas omletas. Iš ties tai yra visų omletų karalius. Tai paprastai pagaminamas, bet jeigu nežinai pačių kertinių ir esminių momentų, dėja, kai kuriems neįveikiamas Rubikonas. Šiam omletui mums reikės tik tai 3 kiaušinių, šlakelio vandens ir druskos. Įpilsime šlakelį vandens, žiupsnį druskos ir gerai išplaksime. Profesionalai virtuvėje daugelį restoranų prieš priimdami į darbą virėjus, šiaip jam pasiūlo atlikti šį paprastą darbą, tai yra iškepti paprastą omletą, nes tai yra profesionalumo įrodymas. Įkaitinsim keptuvę, taigi kai keptuvė jau įkaito, mes šiek tiek sumažiname ugnį. Dedame sviestą. Pilame mūsų kiaušinio plakinę. Daugelį iš jūsų dabar suskauda širdis pamačius, kaip su šakutę braižau per keptuvę. Bet jeigu braižai su bukajos pusė, o ne su dantukais, keptuvėje nieko nenutik. Juolab, prancūzai šiam omletui naudoja specialias plieno keptuves, kurios tarnauja ilgus metus, jie jų niekada neplauna. Ir kuo ilgiau jį tarnauja, tuo jį darosi brangesnį šeimininkui ir pabaigoje ją vadina le couleur. Taigi čia yra svarbiausias momentas pagauti tą momentą, kai jau kiaušinis beveik yra koaguliavęs, bet tuo pat metu jis vis dar šiek tiek skystas. Ir mes po truputėlį su šakute pradedame įvynioti į vamzdelį. Ir dabar kertinis ir svarbiausias momentas. Teisingas keptuvės paėmimas. Įmame dešinę ranką štai taip ir verčiame jį. Voila, omletas paruoštas. Tai trunka tik tai keletą akimirkų. Todėl labai svarbu yra laikas ir dėmesys. Prancūziškas omletas su grybais. Naudosime šampinjonus. Grybų, kaip žinia, negalima plauti. Todėl, kad grybas yra kempinė. Jie reikia tiek pat vandens, kiek ir pasveria. Todėl mes kepurėlės tik nulupsime, taip išliks ir baltesni, ir skanesni. Susipjaustysime ir šiek tiek pakepinsim visus jas. Kaitiname keptuvę, dedame šiek tiek sviesto. Dedame mūsų